įsakymas numeris 6.6, romėniški 6 ir paskui arabiški. Minint Lietuvos aviacijos kūrėjo brigados generolo Antano Gustaičio 115-asis gimimo metinės Antano Gustaičio medaliu už nuopelnus saugant istorinę Lietuvos aviacijos atmintį apdovanoju. Čia tarp apdovanotojų bus dalis užsieniečių, taigi, kad iš pradžių perskaitysiu, o paskui jau teiksim atskirai. Ernestą Lukoševičių, Reginą Gytę Naruševičienę, Viktorą Jautoką, Dalią Gordon. Dalia Gordon tai yra Pyragiutė, taip? Pyragiaus dukra. Jeigu aš neklystu. Ir Pyragiaus dukra, Pyragiaus dukros dėka pateko į mūsų muziejų Pyragiaus ženklų ir apdovanojimų kolekciją. Tikrai labai vertinga muziejaus puošmena. Toliau. Julių Rūtenį Butko, Valentiną Ramonį. Na, čia visi šitie už Atlanto gyvenantis arba Australijai ir dabar lietuviai. Tai Valerijonas Senvaitis, pulkininkas Viktoras Račiūnas, pulkininkas Artūras Leita ir Antaną Unikauską pasirašo direktorius Remigijus Jankauskas. Na, dabar norėčiau kviesti iš eilės. Numeris, apdovanojimo liudijimas numeris 46. Lietuvos aviacijos muziejus už nuopelnus ugdant Lietuvos aviaciją Antano Gustaičio medaliu apdovanoja Valerijoną Senvaitį. Sveikinu. Ir dar dovanėlė ir gėlytė jum. Dėkojam. Taip. Tas pats tekstas, dedalis numeris 47. Antanas Unikauskas. Sveikinau. Jum apdovanojimas, medaliu su ir gėlyte. Na, o dar kartą sveikinu, o čia... Į tautą atsisukt, prašau. Muziejaus leidyklos Plieno sparnai dovanėlė. Na, dabar mūsų rimčiausi rėmėjai, kariškiai, apdovanojimo liudijimas. Lietuvos aviacijos muziejus už nuopelnus ugdant Lietuvos aviaciją Antano Gustaičio medaliu numeris 48 apdovanoja pulkininką Artūrą Leitą. Sveikinu. Jums apdovanojimas, dovanėlę ir dar priimkit mūsų merginų rožę, tik tai įteikia vyrai. Merginas skrito. Tuo pačiu tekstu medalis numeris 49 renka Viktorui Račiūnui, pulkininkė. Tikrai sveikinu ir tikiuosi, kad ta veikla nenutruks, jūs toliau tikrai saugosit mūsų lėktuvus, padėsit mum įsigyti naujų eksponatų. Dar kartą labai dėkingas. Čia nuo Audronės. Audronės šį kartą negali, bet... Tada būsiu ir poetė. Poetė prisijungs tikriausiai paskui prie bendros nuotraukos, pirmą nuotrauką nominantų. Prieškario laikais, kai kūrėsi aviacija ir vystėsi mūsų karinės oro pajėgos, tai Antanas Gustaitis, brigados generolas, buvo tikrai vienas iš tų, ne tik tai mūsų valstybėje, nepriklausomoje Lietuvoje, bet ir iš viso Europoje, o galbūt ir pasaulyje, kuris kūrė lėktuvus atitinkančius to meto pagrindinius reikalavimus. Man regis, kad ir pasižiūrėjus į NBO 8, tai kiek aš atsimenu, kiek esu skaitęs, tai nelabai jisai ką nusileido Junkersui 87, pagal tą patį, taip sakant, pagal tas pačias charakteristikas. Ir tikrai mes lietuviai galim didžiuotis, kad turėjom tokį aerokonstruktorių. Bet to norėčiau įteikti tokius kuklius Seimo suvenyrus nominantam. Tai yra apdovanotėms. Laba diena. Malonu, kad
prisimenamas brigados generolas Antanas Gustaitis, kurio veikla daugelį metų susijusi buvo su šiuo aerodromu. Vytis pristatė labai gražų pristatymą apie Antaną Gustaitį. Keletą vaizdelių su Dariaus Girėno aerodromu. Šitas aerodromas atrodė iki 40 metų. Žinoma, tuose komplektukuose dabar yra tik tai civilinė versija, bet tikiuosi, kad iki kol aerodromai bus 100 metų, turėsim ir šiuolaikinių dienų nuotraukas ir galbūt komplektukus turėsim ir Lietuvos karo versijas. Tai dar kartą sveikinu visus nominantus ir linkiu su artėjančiu švento Velykų, gerų metų, visiems sveikatos ir geros nuotaikas. Daugelį metų pažįstama Jonas sveikina, malonu, kad prisiminimai apie aerodromą. Antaną Unikauską, sulotatininką, malonu matyti, kad daugelį metų tvirtas ir skraidantis. Ir taip pat gerbiama Viktorą, daugelį metų skraidžius sklandytuvais, lėktuvais, įsisavinusias sraigtasparnius, malonu, kad sukūręs tokią tvirtą struktūrą, kurie ir dabar skraido ir dažnai girdim jų balsus praskrendančius pro Aleksoto aerodromą. Ačiū labai. Pirmiausiai pasveikinti nominantus šios dienos. Man malonu, kad aš taip pat esu šio medalio nominantė, kad mane įvertino, dėkoju. Ir noriu paskaityti iš savo knygos Dangus vilioja, kviečia, šaukia. Gyvenimo svajonės skrydis, savo sukurtais sparnais, kurį nuo jaunystės lydi. Gyvenimo svajonės skrydis išsipildė dideliais darbais ir meilė Lietuvai pražydo. Gyvenimo svajonė skrydis savo sukurtais sparnais. Lėktuvą Ambo nuolat tobulino, laisvalaikiu paskūrė, bandė, statė, serijom gamino, išplėtė jų statybą smarkiai. Lėktuvą Ambo nuolat tobulino, darbavosi prie jų daugybę metų. Sukūrė karo aviacijos lėktuvų parką. Lėktuvą Ambo nuolat tobulino, laisvalaikiu pats kūrė, bandė, statė. Skrydį savaisiais Ambo aplink Europą Dariaus ir Girėno atminimui skyrė. Eskadrilė akrobatinį šokį sušoko. Skrydį savaisiais Ambo aplink Europą baigė triumfu 6 narsūs vyrai. Nustebino Europą, daug įspūdžių patyrė. Skrydį savaisiais Ambo aplink Europą Dariaus ir Girėno atminimui skyrė. Prašom visi drąsiau. Dabar ateina kad gal rengtis ne. Mus gal prašom. Ponas Rytai, svorio nuotraukai. Rūminiai Sakykim, kad gerai. Kaip taškė, su kailiniais.